Sėdžiu. Daro. Daro. Baimė? Daro. Baimė? Ne, duoj, nuvarysiu, pamiršau. Baimė privarkauti? Ne, Varkauti irgi ne? ne, neturiu. Ar turi man tai privarkauti? Va kaks ateis, to taksą. Balaka, alūkaškį turi. Total War. Turi? Tada tu žiūri kaip faklas, karoči. Žiūri tiesiai. Varysi. Ruošis, stryką įvarysi? Maladės, maladės. O koinės? Ankelis daviau. Ankelis tai? A, ir senas štangerkas, bet. Kur senas štangerkas? Kur ir senas štangerkas? Senį duos gal, tai kas vačiu, ką paim? Duok savo lastas. Lastas, senį paskėsi. Ai, aš Sėgė turi. Aš turiu namuose, tas suplikšas ir tas... Žiūrėk, karštynys, pagaldūnų dieta. Mano dieta yra koldūnų dieta vadinasi. Tai dabar jau 3 mėnuo kaip koldūnais maitinuosi. Tai jau užsiauginau gryną raumenę 7 kilus. Svorę priaugai. Kiek priaugai? Nieka nepriaugu, Dava nieka? numečiau. Pakeitė į dietų gal? Ne, 120. Ne, žinau, tu davarau, pasvaldų gal atvežti, ne? Nu, davai. Modė, kodėl nesportuoja? Todėl, kad sportuojam taip, na. Pradėk! Pau! Pradėk! Sveiki visi, atvykę į rajono spaudimo ir jėgos trikovės varžybas. Tai varžybos prasidėjo nuo štangos spaudimo vaikučių klasėje, jie trikovėje nedalyvavo, tai čia iki 14 metų, 13, kažkas, nu žodžiu, kad jiem irgi būtų motivacija stengtis tobulėti, nes kaip ir sporto ateitis auga. Tai spaudimas pasibaigė, tada pradėjo dalyvauti trikovėje visi, prasidėjo nuo pritupimų, tada spaudė, traukė, tai daug tikrai sportininkų buvo, rekordiškai daug dalyvių, rajono varžybos labai neblogai praėjo visas. Prizai tikrai labai geri, atmosfera irgi labai gera buvo, visi patenkinti. Tikrai varžybos labai neblogas išėjo, aplinka gal nežavi žmonių, bet tai tokiom sąlygom sportuoja Rokiškio sportininkai, pasaulio čempionai ir tai Europos čempionai, dalyviai ir taip toliau, nu tai turim, ką turim. Varžybos. Kinijų žasoje nieko nematau. Interviu, pono. Kaip jums varžybos? Puikiai, puikiai. Puikiai? Viršėjau savo limitą. Nu, puikiai. Buvo... Mačiau, kad kabliavo kaip turi būti. Ne, tai reikėjo man. Pas man tokia technika. Tokia technika, ne? Bet pasiteisino. Sen atsistojau. Interviu. Kaip varžyba? Aukštą lygą. Aukštą lygą? Daug dalyvių? Daug. Darbo yra. Darbo yra, ne? Jo. Patinka dėlioti? Nu, patinka. Prasnus darbas laikas. Bet matas pasiruošęs, žinot, kokius svoris dėti, nepasimetęs. Ne, nepasimetęs. Ne? Kaip jau, ponas varžyba? Gerai. Mačiau, kiek stoja? 160? 100 100? Taip. Neblogai? Galėtų būti geriau visada. Nu, taip, bet kaip matant, su išvaržom labai ponas stipriai dirba. Po biškį. Biškį. Reikia kilti viršų. Virš. Taip. Kaip spaudimai nusteikęs. Kaip bus, tai bus. Kaip bus, tai bus, ne? Jo. O kiek pradedu? 8, 8? tada 9 ir tada matys, kaip Dievas nori. Planas yra sudarytas, ne? Taip. Jo, gerai, tvarkingai. Sveiki, ponas. Kaip jums varžybos? Baika visai. Apžiūrėjom spaudimą dabar, žiūrėsim kiek Kaip gausim. pritupimai, kiek padarėte? Pritupiau 200, kaip be spėco nesportuojant, dariau su bindais ten, žodžiu, nesąmonės visokias, bet be spėco nedalyvau, tai visai normaliai. Normaliai, ne? Normaliai. Nu, neblogai. Kiek pradeda spausti? Nedaug 110. 110, ne?
Lukas. Traukas, kiek planuojam čia pradėti? Nuo makso jūs. Arba baronka, arba gerai, žinai. Na, supratau. Tai tokios rajono kalėdinės jėgos trikojės varžybos ir spaudimo varžybos prie to pačio. Kadrų buvo tokių kaip ir daug iš tų varžybų, ten kelimų visų, bet tikrai nekėliau viską, nes ir jum atsibos, ir man atsibos. Žodžiu, tai šiek tiek įmečiau, kad suprastumėt, kas buvo, kaip kas buvo. Trumpai daug ten nebuvo prifilmuota, nes aš teisėjavau, irgi negalėjau užsimtuo, tai žodžiu, tokį atsiminimų video padariau. Ir tiek, ačiū, kad žiūrėjot. Ir susitiksim kažkada, turbūt, jeigu vėl nedingsiu.